Kaip savarankiškai prasitęsti leidinių skolinimosi terminą? Pirmiausia, prisijungite prie bibliotekos katalogo vdu.library.lt ir atsidarykite savo elektroninį formuliarą. Prie formuliaro prieisite tik užsiregistravę. Spauskite piktogramą registruoti sistemoje. Bus atvertas vartotojo registracijos langas. Įrašykite savo duomenis. Vartotojas asmens kodas, slaptažodis asmens kodo paskutiniai 4 skaičiai. Atsidarę savo skaitytojo formuliarą, piktograma informacija apie skaitytoją, galėsite pamatyti detalesnę informaciją apie išduotus užsakytus leidinius bei delspinigius. Leidinius pratęsti galima 2 būdais – pratęsiant kiekvieną leidinį atskirai arba visus iš karto. Pasirinkę nuorodą išduoti leidiniai ir spragtelėję knygos eilės numerį žyminti skaičių, galėsite pamatyti išsamią informaciją apie išduotą leidinį. Čia skaitytojas ir gali prasitęsti naudojimosi laiką. Norėdami pratęsti visus paimtus leidinius iš karto, spragtelkite meniu mygtuką Pratęsti visus. Atsivėrusiame lange bus pateikta informacija apie nepratęstus ir pratęstus leidinius, nurodytas naujas leidinių grąžinimo terminas arba priežastis, kodėl termino negalima pratęsti. Sistema neleis prasitęsti naudojimosi leidiniais laiko, jeigu leidinys užsakytas kito skaitytojo, jeigu vėluojate grąžinti, jeigu turite priskaičiuotų delspinigių už laiku negrąžintus leidinius.